Labadiena, aš esu Nord Clinic gydytoja, akušerė ginekologė Irina Sučkova. NIP tyrimas tai yra neinvazinis prenatalinis tyrimas, kurio metu iš mamos kraujo yra pagaunama laisva vaisiaus DNR. NIP tyrimas yra rekomenduojamas pacientėm, kurių genetinė rizika yra didesnė nei bendroje populiacijoje. Tai būtų pacientės virš 35 metų arba jeigu jų partneriams yra virš 42 metų. Tai pacientės, kurių šeimose yra genetinių ligų atveju, pacientės, kurių anamnezėje yra daugiau nei 2 savaiminiai persileidimai ir esant tam tikrom kitom patologijom. NIP tyrimas viragene yra ypatingas tuo, kad be Dauno, Edvardso ir Patau sindromo, lyginių chromosomų aneuploidijų bei mikrodelecijų mes galim ištirti ir 100 monogeninių paveldimų ligų. Tarp jų yra tokios kaip plaučių cistinė fibrozė, inkstų cistinė autosominė liga, taip pat fenilketonurija ir daugelis kitų ligų. NIP tyrimą mes galim atlikti nuo 10 nėštumo savaitės, kadangi tuo metu mamos kraujyje atsiranda pakankamas laisvos vaisiaus DNR kiekis ir jos pakanka šitam tyrimui atlikti. Yra kai kurie atvejai, kada NIP tyrimas gali būti netikslus, tai jeigu pacientei neseniai buvo atliktas kraujo perpylimas, jeigu jinai yra organų recipientė, tai yra jei buvo atliktas kažkokių organų persodinimas, jeigu pacientė serga vėžinėm ligom ir esant tam tikrom autoimuniniam būklėm, tyrimo rezultatai gali būti klaidingi. Taigi, jeigu jūs sergate kažkokią ligą, mes labai rekomenduojame pasakyti tai jūsų gydytojui prieš planuojamą tyrimą. Šitas tyrimas, jau jo pavadinimas sako, kad jis yra neinvazinis vaisiui. NIP tai yra neinvazinis prenatalinis tyrimas, jis imamas iš mamos kraujo. Būtent šitas tyrimas viragene, šito tyrimo atlikimui reikalingi abu tėvai, nes imamas motinos kraujas, iš kurio yra pagaunama laisva vaisiaus DNR, ir reikalingas tėčio burnos gleivinės pavyzdys, kuris yra imamas vatinių tamponėlių, braukiant per skruosto gleivinę. Pacientei nereikia jokio ypatingo pasiruošimo. Paprastai mes tą pačią dieną rekomenduojame atlikti ultragarsinį tyrimą, kad patikslintumėm vaisiaus dydį, nėštumo dydį, kad patikslintumėm, ar vaisius yra gyvybingas. O vyrui, jeigu mes norim atlikti tyrimą viragene, rekomenduojama pusvalandį iki tyrimo nieko nevalgyti, negerti ir nerūkyti. O prieš tai būtų gerai išsivalyti dantis bei praskalauti burną. NIP tyrimo atsakymai vidutiniškai ateina per 10-14 darbo dienų, tai mes jau nurodom maksimalų terminą. Iš tikrųjų, kartais mes tyrimo atsakymų sulaukiam ir greičiau. Mikrodelecijos tai yra chromosomos dalies pažeidimas, kaip ir iškritimas. Stambios mikrodelecijos kartais gali būti pastebimos netgi tyriant atskirai chromosomas, tačiau mikrodelecijos būtent yra nustatomas atliekant šitą tyrimą. Būsimi tėveliai gali būti sveiki, tačiau jie gali būti nešiotojai būtent šitų monogeninių ligų. Taigi, jie gali, jeigu abu tėvai yra kažkurios iš tų monogeninių ligų nešiotojai, tai rizika, kad jų vaikučiui gali būti genetinė liga, yra apie 25%. Šitas tyrimas leidžia ištirti iki 100 monogeninių ligų, tokių kaip plaučių cistinė fibrozė, fenilketonurija ir kitos ligos.